Neteisėjai, atsiprašau, gydytojai nebeleido tęsti šios kovos. Antroji dvikova. Lenkas Krzysztofas Kulakas jūsų ekranuose. Pirmasis pristatomas kovotojas. Ir jis varžysi su lietuviu, galbūt irgi netokiu garsiu, kaip pradžioje mano minėti Smirnovas, Markevičius ar Valavičius. Bet bus proga susipažinti su Andriumi Krištopaičiu. Andrius Krištopaitis kovotojas, kurio jau nebėra kovos menuose. Tiesiog 36 metų jis yra dabar, o tuo metu buvo pačiame jėgų žydėjime Felikso klube sportavęs Andrius Krištopaitis iš Klaipėdos, MMA turnyruose kovojęs, neiškovojęs nei vienos pergalės. Beje, ir čia bus galimybė laimėti pirmą kartą turnyruose. Įniršis ir šokas parodęs aukščiausio lygio kovos techniką, neapsakomą pergalės troškimą kovoje, žiaurus ir negailestingas. Štai kaip pristatomas Lietuvos kovotojas. Ir kiekvienoje kovoje nusiteikęs nugalėti priešininką anksčiau laiko. Andrius Krištopaitis netrukus žengs į ringą ir pažiūrėsime, kokios jo savybės leis jam būti stipresniu už Lenką Krzysztofą Kulaką ir kokios savybės neleis jam to. Ir aišku, tas pristatymas kovotojų irgi labai stipriai skiriasi nuo dabartinio. Labai atrodo daug judantis Lenkijos kovotojas Krzysztofas Kulakas. 84 kg. 85 kg ir 1,88 m ūgio Lenkijos kovotojas Krzysztofas Kulakas. Ir mėlyname ringo kampe jau mano minėtas klaipėdietis Felikso atstovas, tuo metu 26 metų kovotojas Andrius Krištopaitis. Ir prizininkas Andrius Krištopaitis! Kovojama pagal šūdo taisyklės, kovai skiriami 2 raundai po 5 minutės. 2 raundai po 5 minutės. Toks laikas skiriamas šiai dvikovai. Ir netrukus šios dvikovos pradžia. 2 raundai po 5 minutės. Minėjau, Andrius Krištopaitis yra nusiteikęs užbaigti viską anksčiau laiko, ir pakankamai agresyvus jo varžovas, dar neprasidėjus dvikovai, demonstruojantis labai daug energijos, labai stipriai judantis. Ir reiktų palinkėti ir Lietuvos kovotojui nebijoti tiek judėti. Ir kol kas antruoju numeriu kovoja lietuvis. O Lenkas bando daryti viską, kad ta kova nesitęstų iki pat pabaigos. Pirmasis parteris šioje dvikovoje. Pagal šūdo taisyklės kovoja šie kovotojai. Ir geresnę poziciją yra užėmęs dabar Lenkas, bandantis atmušti Lietuvos kovotoją. Ir keli smūgiai tikrai pasiekė tikslą. Labai galinga ataka, kurią dabar demonstruoja Lenkas.
Šiaip reiktų pasistengti kuo greičiau išlysti iš varžovo gniaužtų Andriui. Nes smūgių, kuriuos yra atlikęs lenkas, yra iš tikrųjų labai didelis skaičius. Jeigu nesugebės dar kurį laiką išsivaduoti iš varžovo gniaužtų, prognozuoju liūdną ateitį Felikso kovotojui. Labai daug smūgių, kuriuos privalo sugerti dabar lietuvis. Taip, ne visi pasiekia tikslą, bet matome, kad tikrai yra ne vienas, kuris ir pasiekia. Na, pagaliau pavyksta bent jau išnirti iš varžovo gniaužtų. Gerai būtų viską perkelti stovėseną. Stovėsenoje matėm, kad Krištopaitis gali būti pavojingas. Ir toliau smūgiai į vieną pusę. Ir toliau viršutinę poziciją yra užėmęs lenkas Kšištofas Kulakas. Na, pirmajame raunde jis lietuvių lenkia labai stipriai ir pažiūrėkite, kiek daug smūgių atlieka, niekaip nepavyksta išsisukti ir niekaip nepavyksta pakilti. Jeigu tai būtų, tarkim, 3 raundai po 3 minutės arba kaip pirmoje dvikovoje po 2 minutės, ta situacija nebūtų tokia beviltiška, kaip yra dabar. Tiesiog dominuoja Kšištofas Kulakas šioje dvikovoje. Na ir gerai yra tik tiek, kad Krištopaitis sugeba net ir po tokios lavinos smūgių dar išlikti kovoje. Pažiūrėkite, kaip stipriai atdaužytas yra Lietuvos kovotojas. Na, būna situacijų, kai vienas sportininkas už kitą būna šiek tiek geresnis, bet šioje dvikovoje mes matėme visiškai skirtingo lygio kovotojus. Neaišku, kaip būtų, jeigu ta dvikova vyktų prieš mėnesį ar po mėnesio, bet būtent tada 2005 metų lemiamo mūšio turnyre. Čia gali būti vėl, kad dvikova bus baigta ir gydytojai vėl neleis tęsti kovos Lietuvos sportininkui. Leidžia kovoti skirtingai nei pirmoje dvikovoje, kai buvo nutraukta kova būtent dėl įsiliejusio kraujo. Čia mes matome kitokį scenarijų ir stovėsenoje Andrius Krištopaitis yra geresnis už varžovą. Gaila, kad nepavyksta permesti jo ir atsidurti viršutinėje pozicijoje, kas nebejotinai jam būtų žymiai geriau. Ką sugeba būdamas viršuje Kšištofas Kulakas, mes matėme jau geras 2-3 minutės. Kol jis buvo užėmęs tą poziciją, tikrai labai daug smūgių buvo priverstas suvalgyti Lietuvos kovotojas. Ir blogiausia, kad vėl viskas stoja į tą pačią vietą, vėl viskas stoja į tą pačią situaciją. Ir štai, toliau smūgiuoja ir stipriai tą daro lenkas. Gali būti, kad kraujo išvysime ir dar daugiau. Na, vienintelė laimė Andriui Krištopaičiui yra ta, kad baigėsi pirmasis raundas, 5 minutės jau yra praeity. Ir kągi, dabar ta minutė atsigavimui lietuviui yra beproto reikalinga, beproto svarbi ir pažiūrėkite, lenkas atrodo, kad jam net nereikia tos minutės pauzės, nors po 5 minučių dažnai išsekę būna kovotojai, šiuo atveju nėra nieko panašaus. Tai paprastai būna, kai tu dominuoji, tau yra gerokai lengviau nei tam kovotojui, kuris yra priverstas sugerti tiek daug smūgių, kiek pirmajame raunde buvo priverstas sugerti lietuvis Andrius Krištopaitis.
Ir pažiūrėkit, kokia didžiulė energija iš Lenko veiksmų. Lenkas ir toliau atrodo yra nusprendęs tuo pačiu principu laimėti prieš varžovą. Tai yra parteryje užimti savo patogią poziciją, vėl atmušti jį ir gali būti ir taip, kad, sakykime, teisėjai nebeleis, ar gydytojai, ar teisėjai nebeleis tęsti kovos, bet gali būti, kad ir, tarkim, privers pasiduoti savo varžovą. Aišku, dabar pats Krištopaitis visai neblogai bando smaugti priešininką. Na ir būtų gerai, jeigu jis tą darytų dar aktyviau ir dar rimčiau. Tada galimybių būtų žymiai daugiau. Na čia vėl, sakykime, dvikovos, tos trumpos dvikovos laimėtojas vėl yra Lenkijos kovotojas. Man atrodo, kad tarp Lietuvos ir pasaulio mes turėsim 1-1. Priminsiu, jog pirmoje dvikovoje Janas Kačanovskis nugalėjo Antoną Feduniną. Na ir čia teisėjas kelia abu kovotojus. Ir tai yra gera naujiena lietuviui stovėsenoje. Štai jis gali pabandyti bent jau atlikti smūgius ir iškart bando į parterį pervesti dvikovo Lenkas. Na ir aišku, labai stengiasi Andrius Krištopaitis neleis to padaryti. Kokie smūgiai? Kokie smūgiai, kurie... Knockdownas. Viskas. Štai taip. Techninių nokautų baigės antroji šio vakaro dvikova. Ir šį kartą dėja ne Lietuvos naudai. 1-1 toks rezultatas dabar, bet reikia pripažinti, kad Krzyštofas Kulakas buvo visa